Pacientai klausia, kai daro viso žandikaulio operaciją, kokia bus jo dantys. Pradžioje reiktų pradėti, kad pirmi dantis bus laikiniai. Ir priklausomai nuo anatominio scenarijaus mes galim turėti dvi išeitis. Tokį protezą, be dantenų, tik dantys, bet tai dažniausiai variantas retas. Ir patį dažniausią variantą protezą su dirbtinė dantina. Kada kokį gaminti? Pagal nutylėjimą, kai galvojam, kad tai yra OLANFO, darom iš esmės beveik visada su dirbtinė dantina. Nes tai yra paprasčiau, greičiau, ekonomiškiau ir atleidžia daug daugiau visokių dantenų ir kaulo trūkumų. Bet kai jaunas žmogus, kai situacija gera, kai turim daug kaulo, mano galva nusikalstama daryti tokius scenarius su dviem dirbtiniam dantinom. Nesvarbu, kad viskas gražu, iš po lūpos viskas gerai atrodo. Reiktų gaminti kažką tokio. Arba, va, čia yra laikinas, uždėtas kitą dieną. Diena po operacijos beveik nėra jokios žaizdos. Visiškai sveikos dantinos, minimali trauma ir pacientas visiškai nieko nejautė. Tokį scenarijų galima įgyvendinti, kai startinis scenarijus yra daug sugedusių dantų, bet nėra parodontozės ir nėra netekta daug kaulo. Tarkim, vaizdas negražus, bet įsivaizdavimui. Dantis yra, šaknys yra. Žmogus jaunas, šituo atveju ten 31 metai, visa yra architektūra ir būtų nusikalstama paimti ir nuimti visą šitą danteną, kad įdėti protezą su dantena. Todėl eita sunkesniu keliu, viskas išsaugota, kas įmanoma ir sudėti implantai be dirbtinės dantenos. Gautas toks rezultatas kitą dieną, minimalus kraujavimas, minimali trauma ir pacientai dar po 20 metų, 30 metų, jeigu reiks kartot, bus galima pakartoti tą procedūrą, nes bus kur pakartoti. Aišku, taip ne visada galima. Kai jau būna startinis scenarijus, kai didelė parodontozė, mes to negalim įgyvendinti, nes būna sukritę, sunykę audiniai ir mes turim daryti standartinį variantą. Jisai gražus ir klasikinis ir lengvai gaunasi geras estetinis rezultatas. Skirtumas tas, kad čia mums užtenka 4 implantų, tuo variantu, kai mes turim tokį protezą, mums dažniausiai reikia daugiau implantų, kad turėtume daugiau atramų, nes protezas tokiu atveju plonas ir labiau panašus į dantis. Nes šitas variantas yra daug storesnis. Tai apie patį protezų tipą. O po to nuolatiniai protezai gali būti iš esmės 3-4 rūšių. Bazinis variantas yra plastikiniai dantis ant metalinio korpuso. Greitas, paprastas, santykinai nebrangus scenarijus. Ne visiems jisai tinkamas. Kai yra nepakankamai vietos, čia mes negalime to įgyvendinti, nes dažni lūžiai. Dantis priklausomai nuo burnos 5-7 metai nusivalgo ir tą plastikinę dalį dažnai tenka keisti. Korpusas lieka, bet užtat lengvas servisas ir dvigubai ten pigesnis ar 2,5 karto pigesnis negu, tarkim, cirkoninis protezas. Laipteliu aukščiau yra, tarkim, metalo keramikinis protezas. Spalva jo gali būti bet kokia. Tiesiog dantų skaidrumas nėra toks geras, kaip kad ir plastikinio arba cirkoninio protezo. Jisai neatrodys toks tikroviškas, bet daugumai žmonių to grožio pakanka. Gerai tai, kad protezą galim pagaminti ploną, jam nesvarbu, kiek ten yra implantų, jisai nesulūž pats korpusas niekada. Didžiausia bėda, jeigu žmogus griežia dantim arba labai stiprus sukandimas, būna, kad nuskyla keramika. O tie pataisimai ne visada įmanomi arba sudėtingi, arba ilgai užtrunka. Ir pats toks brangiausias, bet geriausias, ilgamžiškiausias variantas yra
cirkoninis protezas ant titaninės balkės arba gryno cirkonio protezas. Jeigu situacija anatomiškai abejotina, mes visada įdedam po cirkonių metalinę balkę ir protezas gaunasi praktiškai amžinas. Čia nėra jokios keramikos, čia yra tik tai dažas. Seniau tokio vaizdo vien dažais buvo praktiškai neįmanoma išgauti prieš keletą metų dar. Tie dantis būdavo be keramikinės apdailos santykinai negražus, dabar galima išgauti vien su dažais, idealią estetiką ir čia niekada niekas nenulūžta. O kai yra metalinis korpusas, pats protezas irgi niekada nesulūž. Paprastesnis variantas cirkoninis be metalinio korpuso, tai pačiai sėkmingai laiko, bet tarkim tokio jau ilgo rizikinga gaminti, nes ilgi atstumai, didelis lankas, be metalinio korpuso gali ir cirkonis sulūžti. Visada rekomenduoju pacientam rinktis cirkoninį protezą, dėl to, kad mažiausiai serviso, jisai praktiškai amžinas, bet finansinės galimybės ne pas visus žmonės vienodos ir galima gaminti įvairius tipus protezo, bet reikia atsižvelgti į individualias žmogaus savybės. Stipriai kanda, nestipriai kanda, yra pakankamai vietos, nėra pakankamai vietos. Ir labai didelė klaida dideliam vyrui, kuris ten kanda su super didelė jėga, pasidaminti plastmasinį protezą ir paskui kas pusę metų, į metus 2 kartus ar 1 kartą kažkuris dantis nulūžta. Bėda nedidelė, lengva pataisyti, bet jeigu iš kažkur kito miesto, tai tada atsiranda problema, nes reikia tuos dantis nusukti, duot pagaminti, kad ir tą pačią dieną, bet vis tiek sugaišta visą dieną. Niekas dėl to nėra laimingas, todėl protezą reikia rinktis pagal daktaro rekomendacijas. Jeigu jūsų situacija leidžia bet kokį protezą, arba plastikinį, arba metalokeramikinį, arba cirkoninį, tai jį galima rinktis, bet jeigu situacija neleidžia, reikia rinktis pagal tai, kas pas jūs galima padaryti anatomiškai.